Taigi sveiki, kurie prisijungė į mano dienoraštį turtuolis ar varguolis, Forex prekyba. Bandome pasiekti milijardą ir finansinę laisvę be visokių sveikatos įgydytintų ir M-Capital sveikatos tentų paslaugų draudimų ir visokių tokių nesąmonių. Viską darau čia paprastai, kas pirmą kartą žiūro, be jokių įmantrybių, rodau, ką darau, gal ką ir seksiu, rodysiu, kiek uždirbau, kiek prapilu ir tokią mažą statistiką. Vėliau rodysiu, manau, ir daugiau, galbūt ir strategijas, kokiam prekiauju, ar ką naudoju, ir kitokius dalykus. Dabar rodau kol kas tik kiek uždirbu, gal jūsų duomenys į prekybą ir tiek. Tai dabar noriu parodyti vieną aš jums svetainę, kurioje esu, tai RoboForex'e. Taip, RoboForex turi iš viso $897.5. Plaukė dar biškį pinigų virš 100 eurų. Tai vadinasi, yra dar neuždarytų sandorių virš 100 eurų. Tai kas yra daug, tai yra 10%, bet ten vienoj sąskaitoj, kuri prekiauja auksą, joje yra, toje sąskaitoje yra, jeigu aš dabar neklystu, 550 ar 650 maždaug dolerių ir apie 100 neuždarytų sandorių. Bet ten ta sąskaita yra labai saugi. Kažkada gyvenime parodysiu, kaip jinai prekiauja, jeigu seksite ir domėsite, kaip man sekasi. Tai va. Tai aš tą sąskaitą jums tikrai parodysiu ir kaip jinai prekiaujama. Atrodo, kad daug, 100 eurų, bet kaip pamatysite, nėra daug. Kai yra minusas toks. Vien dėl to, kad jis visą laiką yra. Toje sąskaitoje jis visą laiką didelis drawdownas, vadinasi minusas, dėl prekybinio stiliaus pasirinkto, kaip jau aš prekiauju. Pagal šitą pradėjau vesti paprasčiausią Excelio failą, kad jūs galėtumėte matyti, kaip viskas vyksta. Paskutinė data praėjusios savaitės, nuo tos savaitės, kurios pradėjau, suma savaitėj prasidėjus, suma savaitėj pasibaigus, skirtumas $47.72, o visumoj uždirbta 5,61%. Tai manau labai daug, tikrai daug, man asmeniškai. Mano tikslas yra į savaitę padaryti tarp 1 ir 2%, kai bus jau daug didesnė suma. Tai būtų labai gerai išspausti tą 1 ir 2% į savaitę. Tai va toks dalykas. Tikiuosi šita savaitė bus tokia pat, gali būti ir blogesnė. Iš tikrųjų buvo sudėtinga savaitė. Tai žiūrėsime, ką parodys ši savaitė. Tai va toks dalykas. Ačiū visiems, kurie sekate, ačiū visiems, kurie laukia naujienų, kaip man sekasi. Apie prekybos stilius, apie prekybą, apie visą kitą. Jeigu bus žiūrovų, aš mielai pasidalinsiu su informacija, ką žinau. Bet aš nesu profesionalas, dar kartą pasikartosiu. Aš esu tik mėgėjas. Todėl iki sekančio karto ir malonu, kad jūs žiūrite mano vaizdo įrašas. Arba tapsime milijonieriais, arba bankrutuosime.